Jokų argentinietis Gastonas Romano bei 23 numeris Ibrahimas Cise bei 3 atakuojantys žaidėjai iš kraštų. Galima rasti 10 numerį Vilių Piliukaitį. Batra ore. Stumtelėjo čia Georgievičių Ankudinovas, viskas pagal taisyklės. Ir galimybė Telšių Džiugui. Klaidinami judesiai, smūgis į vartus ir visai šalia vartų. Pavyksta jau iš kito krašto švystelti kamuolį į baudos aikštelę. Batra ore, toli meta kamuolį link varžovų vartų, prašo žaidimo ranka Kauno Žalgirio futbolininkai ir Manfredas Lukančiukas skiria 11 metrų baudinį. Rankas į viršų sakydami, kad varžovas sužaidė ranka. Na ir panašu, kad taip, Vermiulenas aukštai ranką iškėlęs. Benšaibas 2 įmušė, 1 pramušė ir vienintelis pramuštas kol kas buvo atstovaujant Panevėžiui būtent prieš Marių Paukštę. Pažiūrėsime, kaip viskas bus dabar. Benšaibas, jo smūgis ir 1-0. Kauno Žalgiris išsiveržė į priekį. Sveikina Mina Benšaibą komandos draugai ir Kauno Žalgiris pirmauja rezultatu 1-0. Kol kas šiose rungtynėse iš esmės per 32 minutės Kauniečiai kažką sugebėjo sukurti prie varžovų vartų. Daugiau tokių pavojingų epizodų kaip ir nebuvo ir tikrai kol kas nėra lengva Kauno Žalgiriui pralaužti Telšių Džiugo kitoje lygoje. Sobovalė. Gražiai Džiugas išsuka kamuolį, Vermiuleno perdavimas, Sobovalė į vartus ir fantastinis Džiugo įvartis. Ronaldas Sobovalė sugeba pasižymėti, Vermiulenas atlieka rezultatyvų perdavimą ir sužaidus kelias minutės antroje rungtynių dalyje rezultatas tampa lygus. Štai taip, Telšių Džiugas parodo savo potencialą ir atakoje. Ten visas Džiugo atsarginių žaidėjų suolas kyla iš savo vietų ir oi, kokia klaidelė, Dejanas Georgievičius ir sprendžia šią situaciją Kauno Žalgirio puolėjas iš Serbijos. Visiška nelaimė Telšių Džiugo komandoje, slystelėjo gynėjas gavęs kamuolį ir čia Dejanas Georgievičius šaltakraujiškai pasprendžia šią situaciją bei vėl sugrąžina Kauno Žalgiriui 1 įvarčio pranašumą. Na, grubi, apmaudi telšiškių klaida ir nieko kaltinti. O čia pasižiūrėsime, kuo viskas baigsis. Traikovskio perdavimas. Pavojinga situacija, smūgis per save ir atremia jį Tomas Švetkauskas. Lukas Ankudinovas pabandė. Randa Jansoną, ne, nuošalės čia nėra, Cise be reikalo kilnoja rankas į viršų, jau Bakarysa nebuvo jam už nugaros. Čia Jansonas smūgiuoja ir visai šalia vartų buvusi žaidėja. O čia Benšaibas numetė kamuolį link Jansono, Jansonas prieš Ankudinovą bandė žaisti ten ir dabar žalgiriečiai turi galimybę kontratakuoti. Temūras Čogadzė pats smūgiuoja ir matysime dar vieną kampinį. Pavojingas Temūro Čogadzės. Sprendė Čogadzė viską spręsti toje situacijoje. Perdavimas labai nepavyksta šį kartą. Na ir dabar jau Manfredas Lukančiukas skelbia apie rungtynių pabaigą. Rungtynės baigėsi Kauno Žalgirio pergalę rezultatu 2-1 ir žalgiriečiai toliau išsilaiko turnyro lentelės viršūnėje.